Taip, tai sveiki visi prisijungę į šios dienos seminarą. Aš esu Agnė Matonienė ir per artimiausią pusvalandį pamėginsiu supažindinti jūs su esminėmis, pagrindinėmis ArcGIS Pro 3.6 versijos naujienomis, kurios pasirodė šį lapkričio mėnesį. Jeigu seminaro metu turėsite klausimų, primenu, kad juos galite užduoti tiesiogiai pokalbių lange, tame vadiname čate, arba Q&A skiltyje. Tikrai turbūt ne visus klausimus galėsiu atsakyti iš karto, nes ne su visomis temomis tiesiogiai dirbu, tačiau po seminaro su kolegų pagalba bandysime atsakymus jums tokiu atveju pateikti asmeniškai. Na, o pradėti norėčiau nuo vienos iš tokių, galbūt, sakykime, didesnių naujienų, tai nuo Model Builderio. 3.6 versijoje, kaip matote skaidrėje, turime atsinaujinusį dizainą, kuris tapo labiau panašus į Model Builder aplinką ArcGIS Online. Tapo labiau intuityvus, labiau aiškus naudotojams. Visi atlikti pakeitimai, apie kuriuos aš šiek tiek detaliau pakalbėsiu kitoje skaidrėje, atsispindi ne tik modeliuose, kurie sukurti su naujausia 3.6 versija, bet ir su senesnėmis versijomis. Kitaip sakant, su prieš tai buvusiomis ArcGIS Pro versijomis sukurti modeliai yra palaikomi ir 3.6 versijoje. Taip, taigi, kokie buvo patobulinimai atlikti? Tai visų pirma, prie įrankių ir modelio kintamųjų buvo pridėtos tam tikros intuityvios piktogramos, tokie kaip ir paveikslėliai, kurie atspindi duomenų tipus ir konkrečiai modelyje naudojamų įrankių kategoriją. Taip pat prie įrankių atsirado progreso juosta, kuri yra matoma, kai įrankiai modelyje yra leidžiami individualiai. Ant įrankių atsirado toks vadinamas kaip ir proceso suktukas, kuris proceso pabaigoje pavirsta į varnelę arba raudoną iksiuką, priklausomai nuo to, ar tas įrankis, kurį mes leidome, sėkmingai prasisuko ar ne. Buvo patobulinta ir duomenų kintamųjų kūrimo aplinka, papildant ją tam tikrais vėlgi vizualiniais elementais, padedančiais suprasti skirtingus duomenų kintamųjų tipus. Visi šie pakeitimai iš pirmo žvilgsnio gal ir atrodo nėra jau tokie kaip ir labai dideli iš funkcinės prasmės, bet jie gana reikšmingi, nes bendrai daro modelių kūrimo procesą intuityvesnį, labiau suprantamesnį, ypač kai kalbame apie tuos naudotojus, kurie Model Builder įrankio galbūt dar nėra gerai įvaldę ir dar tik pradeda automatizuoti savo tam tikrus darbinius procesus. Toliau atributinių laukų redagavimas. Tai nuo šiol galite greitai ir patogiai redaguoti, arba kitaip sakant, apskaičiuoti savo duomenis atributinėje lentelėje, netidarydami Calculate Field geoapdorojimo įrankio. Ir tai manoma dėl naujos laukų skaičiavimo įrankių juostos, kurią galime išsikviesti į atributų lentelės viršų, ir kuri leidžia atlikti laukų skaičiavimus iš karto tiesiogiai toje pačioje lentelėje. Ši įrankių juosta turi tokius komponentus kaip laukas, kuriam bus apskaičiuojamos reikšmės, naudojama kalba išraiškos rašymui, pati išraiška, neseniai naudotų išraiškų sąrašas, berods ten 10 paskutinių išraiškų, Expression Builder funkcija, kuri leidžia išraiškoms panaudoti įvairias funkcijas ir panašiai. Na ir kai pačią įrankių juostą mes paleidžiame vykdyti procesą, apskaičiuoti laukų reikšmes, foninėme režime iš esmės sukasi tas pats mums jau seniau žinomas Calculate Field geoapdorojimo įrankis, kuris vėliau kaip įrašas yra matomas ir geoapdorojimo istorijoje.
O tai reiškia, kad taip pat yra galimybė įvairius sudėtingus, tam tikrus kompleksinius skaičiavimus arba skaičiavimus, kuriuos, tarkim, reikia atlikti daug kartų pakartotinai, mes juos vėl galime paleisti, nenustatinėjant jiems iš naujo visų parametrų. Geoapdorojimo įrankiams atsirado jų paleidimo režimai, kur prieš paleidžiant įrankį galime pasirinkti, ar tas įrankis veiks tame vadinamame foninėme režime ar pirmame plane. Leidžiant įrankius foniniam režime, kuris yra parinktas pagal nutylėjimą, kiti naudotojo veiksmai pačioje Argis.Pro aplikacijoje nėra blokuojami. Tai reiškia, kad mes galime, tarkime, kol įrankis sukasi, artinti ir torinti žemėlapį, galime atsidaryti kažkokius tai kitus Argis.Pro langus, galime naudoti įvairius kitus įrankius ir panašiai. Na ir toks geoapdorojimo paleidimo režimas yra rekomenduojamas procesams, kurie trunka, sakykime, daugiau negu minutę laiko, tai plius minus. Kitas režimas tai yra įrankio paleidimas pirmame plane ir jis reiškia, kad įrankio veikimo metu pati aplikacija bus tarsi užrakinta, reiškia, nebus galima naudotis kitomis jos funkcijomis, tačiau tokiu režimu įrankis prasisuks daug greičiau. Na ir pasirinktas įrankių paleidimo režimas bus naudojamas visiems projekte leidžiamiems įrankiams iki tol, kol jo mes nepakeisime kažkuriuo tai kitu tuo režimu iš šių dviejų variantų. Argis.Pro taip pat atsirado galimybė pasirinkti, ar išvesties duomenis, kurie yra sukuriami paleidus tam tikrą įrankį, pavyzdžiui, export features, taip, mes norėsime automatiškai pridėti į žemėlapį ar ne. Iš anksčiau toks pasirinkimas pačio projekto nustatymuose jau buvo, bet jis galiodavo visoms be išimties tame konkrečiame projekte sukurtoms duomenų išvestims. Na, o dabar įrankio parametrų nustatymuose galime įjungti mygtuką, kuris leis prie kiekvieno įrankio individualiai pasirinkti, ar naujai sukurti duomenys bus automatiškai įkelti į žemėlapį ar ne. Ir tai ypač naudinga, kai pavyzdžiui, galbūt naudojame įrankių seką, kuri generuoja išvestinius rezultatus, bet pavyzdžiui, tik galutinį rezultatą mes norime matyti pačiame žemėlapyje įkeltą. Toliau, kas naujo žemėlapiuose ir jų vizualizacijoje. Tai Argis.Pro naudotojai nuo šiol gali naudotis Google fotorealistiniu 3D pagrindo žemėlapiu. Tai yra tekstūruotas skaitmeninis visos planetos modelis, kuris pakeičia Esri Terrain 3D Elevation sluoksnį ir kuris gali būti naudojamas tiek lokaliuose, tiek globaliuose Argis.Pro scenose. Kad šis žemėlapis būtų pasiekiamas pagrindo žemėlapių galerijoje, reikia iš Pro aplinkos prisijungti į Argis online portalą, kuriame paskyros administratorius per nustatymus įjungia arba apskritai gali išjungti šio žemėlapio funkcionalumą ir pasiekiamumą per Argis.Pro aplinką. Na ir kol kas šis funkcionalumas yra beta versijoje. Toliau tęsiant kalbą apie realistinius vaizdus, tai yra atsiradęs Argis.Pro toks naujas 3D sluoksnių tipas, Gaussian Splat Layer. Ir jisai pateikia labai realistiškus, gana sudėtingos geometrijos vaizdus, kurių neįmanoma taip tiksliai perteikti naudojant tradicinius fotogrametrijos metodus, sakykime, naudojant meshą ar point cloudą. Nes, tarkime, tokio formato vaizduose mes galime pamatyti net pavienius medžių lapus, tarkim, elektros linijas, galime užfiksuoti vandens atspindžius ir panašiai.
Šio naujo formato duomenys yra geoorientuoti erdvėje, juos galime pridėti į scenas, galime kombinuoti su kitais sluoksniais, juos galima apkarpyti, juose galima atlikti matavimus, juos galima analizuoti, dalintis, tarkim, pavyzdžiui, kaip Weblayer, Argis Online ir panašiai. Toliau duomenų redagavimas. Argis Pro jau iš seniau yra toksai įrankis Transfer Attributes, kuris iš vieno objekto perneša, perkopijuoja atributinę informaciją į kitą žemėlapyje pasirinktą objektą. Tai dabar, jeigu objektai, į kuriuos pernešam tą informaciją atributinę, persidengia tarpusavyje, ir persidengti gali ne tik tame pačiame sluoksnyje esantys objektai, bet tarkime persidengia ir skirtinguose sluoksniuose objektai. Taip? Tai dabar galime pasirinkti iš sąrašo, į kuriuos tarpusavyje persidengiančius objektus bus perkopijuota mūsų ta pasirinkta atributinė informacija. Topologijoje klaidų inspektoriaus lange, kur pateikiamas visas sąrašas apibrėžtas topologinės taisyklės netenkinančių klaidų, nuo šiol šiame lange atsirado papildomi filtrai. Tai klaidas galime filtruoti pagal topologijoje dalyvaujančių elementų sluoksnius ir pagal topologinės taisyklės, kurios yra įtrauktos į kažkokią tai konkrečią topologiją. Papildomai visą ar konkrečiai pažymėtų klaidų atributinę informaciją iš klaidų inspektoriaus galima tiesiog paprastai nukopijuoti ir įklijuoti, tarkime, į Excelį ar kažkokio kito formato failą ir jį perduoti, pavyzdžiui, kolegoms, kurie galbūt nėra specialistai, tačiau dirba su duomenų kokybės klausimais. Arba, sakykime, iš tokio failo galima padaryti ir įvairias informacijos suvestinės apie duomenų klaidas su diagramomis ir panašiai. Dar viena naujovė yra susijusi su redagavimo šablonais. Tuos paprastus standartinius šablonus, manau, esate tikrai naudoję, ypač tie, kas dirbate su duomenų įvedimu Argis Pro. Tačiau priminsiu, kad Argis Pro jau iš seniau turi ir grupinius šablonus, kurie vieno mygtuko, ne tai kad vieno mygtuko, bet vienu metu leidžia įvesti kelis objektus, esančius arba tame pačiame, arba skirtinguose sluoksniuose. Sakykime, pavyzdžiui, įvedus kelią, automatiškai nubraižoma ir jo apsaugos zona kitame sluoksnyje. Na ir be grupinių šablonų turime ir vadinamuosius išankstinius šablonus arba preset template, kurie veikia tarsi, tokio antspaudo principu ir tiesiog vieno mygtuko paspaudimu sukuria norimos geometrinės konfigūracijos objektus. Tai vat būtent dabar su 3.6 versija visus tokius redagavimo šablonus ir grupinius ir tuos išankstinius mes galime kurti, naudoti ir redaguoti Argis Online arba Argis Enterprise esantiems servisams. Pavyzdžiui, įsikeliam į Argis Pro kito kolegos sukurtą redaguojamą duomenų sluoksnį servisą, taip, tarkim, iš Argis Enterprise portalo. Tam sluoksniui sukuriame keletą redagavimo šablonų, tai galbūt grupinių, galbūt tų išankstinių ir panašiai. Juos išsaugom ir tada visi portalo naudotojai, kurie pasiekė tą konkretų servisą, gali naudoti tais mano sukurtais šablonais įvairiose portalo aplikacijose bei Argis Pro aplinkoje įvedinėdami duomenis. Na ir toks centralizuotas šablonų saugojimas ir valdymas gana, sakykime, padeda supaprastinti tuos standartizuotus duomenų įvedimo procesus įvairiose organizacijose.
Kalbant apie elementų žymėjimą, tai ArcGIS Pro atsirado galimybė žemėlapyje pažymėti elementus pagal naudojamas simbolio klases. Pavyzdžiui, jeigu turime žemėlapyje stebėjimo taškus su juose išmatuota temperatūra, kurios reikšmės ir naudojamos būtent sutartiniuose ženkluose simbolizacijoje, tai dabar labai greitai tiesiog iš legendos turinyje galime pažymėti žemėlapyje elementus, kur, tarkime, temperatūros reikšmė, pavyzdžiui, yra lygi 25 laipsniams. Toks žymėjimas sutaupo laiko, nes nereikia atskirai rašyti atributinės užklausos, pagal kurios sąlygą yra žemėlapyje atrenkami tie objektai. Pats žymėjimas veikia tokiu principu, kad pažymėjus objektus, elementus vienoje simbolių klasėje galime papildomai pažymėti ir elementus iš kitos simbolių klasės. Lygiai tokia pati situacija ir su elementų atžymėjimu. Na ir visas šis funkcionalumas pasiekiamas tiek dirbant su kokybiniais, tiek su kiekybiniais duomenimis. Linijiniams ir plotiniams elementams 3.6 versijoje nuo šiol yra galimybė įjungti funkciją, kad pažymėjus elementą žemėlapyje būtų parodoma, kitaip sakant, paryškinama ne to elemento simbolizacija, kas buvo daroma iki ankstesnių versijų, o būtent tikroji objekto geometrija. Ir tai ypač aktualu objektams, kuriems naudojami įvairūs sudėtingi kartografiniai simboliai. Pavyzdžiui, kai tiesi linija vaizduojama zigzagų arba kai, tarkime, simboliai turi įvairių kitų pridėtinių elementų. Ši funkcija pagal nutylėjimą pačiame ArcGIS Pro projekte yra išjungta, bet iškvietus nuostatas būtent elementų žymėjimo, bet kada galime tą funkciją įsijungti. Orientuoti vaizdai. Tai ankstesnėje ArcGIS Pro versijoje atsirado galimybė peržiūrėti ir valdyti orientuotus vaizdus tiesiogiai pačioje Pro aplikacijoje. Na, o dabar yra ir galimybė tiesiogiai orientuotose vaizduose įvedinėti duomenis, kitaip sakant, vektorizuoti. Įvedimas vyksta standartiškai, tiesiog pažymim norimą duomenų sluoksnį, pasirenkam redagavimo įrankį ir vaizde, orientuotame vaizde, nuvektorizuojam objektą, kaip kad, tarkime, čia šiuo atveju, matote ir video medžiagoje, pastato stogą. Įvestus objektus iš orientuotų vaizdų taip pat galima paprastai ir ištrinti, jeigu jie yra nereikalingi. Ir tokia įvedimo funkcija, leidžianti saugiai rinkti duomenis iš nuotolinės būtent vietos, labai palengvina duomenų įvedimą, ypač tokiais atvejais, kuomet iki tam tikro objekto, sakykime, prieiti yra sudėtinga ar pavojinga. Pavyzdžiui, tikrinant galbūt kažkokias tiltų infrastruktūrą, tikrinant elektros linijas, vamzdynus ir panašiai. Toliau trianguliaciniai matavimai. Tai ši nauja funkcija leidžia atlikti ilgių, aukščių, plotų matavimus bei leidžia apskaičiuoti vietą, naudojant du to paties objekto vaizdus, padarytus iš skirtingų kampų. Pavyzdžiui, norint pamatuoti atstumą viename iš orientuotų vaizdų, mes nubrėžėme tam tikrą linijinį segmentą. Tas segmentas automatiškai atsiranda ir antroje nuotraukoje. Segmentą pagal poreikį dar galime pajudinti, patikslinti jo vietą arba pakeisti, sakykime, jo ilgį ir tada mes jau gauname tuos jo išmatavimus. Atliekant matavimus būtent tokiu būdu, priešingai negu paprastuose dvimačiuose žemėlapiuose, galima gauti tikrai gana labai tikslius, preciziškus rezultatus, įskaitant, sakykime, ir trimačių objektų matavimus, pavyzdžiui, matuojant pastato aukštį.
Ir ši funkcija ypač aktuali, kai dirbame stambiame žemėlapio mastelyje su tam tikrais, sakykime, kažkokiais mažesniais objektais, kur galbūt kartais net ir centimetrų paklaidos yra gana mums svarbios. Taip, dabar galvoju, aš neperleidau dar skaidrės. Taip, dar vieną skaidrę prasukau. Tai dar viena naujiena susijusi su navigacija yra tarp vaizdų, tarp orientuotų vaizdų. Ir naujiena yra ta, kad galime vykdyti nuoseklę vaizdų peržiūrą, kurios seką mes patys sukonfigūruojame pagal poreikius. Tai reiškia, kad orientuotų vaizdų sluoksnio atributinėje lentelėje turime lauką, kuriame sunumeruojame nuotraukų seką ir pagal to lauko reikšmes orientuotų vaizdų peržiūros lange nuosekliai ir bus rodomi vaizdai. Tarp vaizdų naviguojama tiesiog paprastai rankiniu būdu, spaudžiant pirmyn ir atgal rodyklės. Na ir toks vaizdų peržiūros būdas gali padėti efektyviau atlikti, pavyzdžiui, įvairius tikrinimo, inspektavimo darbus, ypač kai kalbama apie linijinius besitęsiančius objektus, nes nereikia rankiniu būdu ieškoti kito vaizdo visoje tų vaizdų serijoje, kas ne tik sutaupo laiko, bet ir sumažina žmogiškųjų klaidų galimybę tiesiog netyčia praleisti, nepamatyti tam tikrų vaizdų. Toliau, tęsiant vaizdų temą, pereisime prie nuotolinių stebėjimų ir interferometrijos taikymo įrankių. Tai su naujausia ArcGIS Pro versija atsirado spektrinių požymių biblioteka, apibūdinanti, kaip įvairios medžiagos atspindi šviesą skirtingais bangų ilgiais. Bibliotekoje yra daugiau nei 70 000 medžiagų spektriniai aprašai, pradedant dirbtinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, asfaltu ir baigiant natūraliomis medžiagomis, tokiamis kaip, tarkim, augmenija ar įvairūs mineralai. Šių spektrinių požymių vizualizacijai, peržiūrai, redagavimui yra naudojamas Spectral Signature Viewer funkcionalumas, kuris taip pat leidžia interaktyviai tyrinėti spektrinius profilius, tiesiog judinant pelės žymeklį per vaizdą žemėlapyje. Profilyje taip pat galima įjungti ir RGB lankiklius, kurie leidžia greitai keisti vaizdo spalvų kompozicijas, kad, tarkime, išryškėtų vaizde tam tikros jo savybės. Na ir atsirado taip pat ir Target Detection Wizard funkcija, kuri supaprastina bendrai, apskritai kalbant, tokią apie tą sudėtingą spektrinę analizę ir tiesiog žingsnis po žingsnio pasirenkant norimus algoritmus leidžia lengviau identifikuoti medžiagas ar objektus nuotraukose, vadinamuose tuose vaizduose. Ir visas minėtas funkcionalumas gali būti naudojamas, pavyzdžiui, konkrečių mineralų potencialių telkinių radimui, žemdirbystėje stebint pasėlių sveikatos būklę, miestų planavime analizuojant šilumos salas, kai išskiriami vandeniui pralaidūs ir nepralaidūs paviršiai ir panašiai. SAR vaizdų analizei taip pat turime naujus įrankius, tiksliau net visą naują ArcGIS Pro viršuje esančią SAR kortelę, kurios viduje yra funkcijos skirtos SAR vaizdų atvaizdavimui, jų koregavimui prieš apdorojimą ir analizei. Ir vienas iš tokių įrankių, ką ir matome video medžiagoje, tai yra SAR Feature Detection vedlys, kuris tiesiog žingsnis po žingsnio leidžia, pavyzdžiui, atskirti pakrantės liniją iš vaizdų. Kitaip sakant, atskirti, kur yra sausuma, kur yra vanduo. Vedlio pagalba taip pat galima aptikti ir vandenyje esančius objektus, tarkime, laivus, naftos platformas, vėjo jėgaines, naftos išsiliejimo vietas, dumblių žydėjimo vietas ir panašiai.
Toliau automatinis atributų generavimas su attribute rule. Atributų taisyklėse, kurios yra apibrėžiamos duomenų bazėje ir kurios yra naudojamos automatiniam atributų užpildymui ar neteisingų reikšmių įvedimo apribojimui, atsirado galimybė automatiškai generuoti geometrinius atributus. Tai reiškia, kad įvedus objektą žemėlapyje, atributinėje lentelėje, tam skirtuose laukuose gali būti iš karto apskaičiuotos, pavyzdžiui, taškinių objektų koordinatės, linijos pradžios ir pabaigos taškas, taškai, plotinio elemento centro taškas ar kažkokie tai kiti geometriniai atributai. Ir tokio funkcionalumo dėka nereikia rankiniu būdu su Calculate Geometry įrankiu vykdyti apskaičiavimų po kiekvienos redagavimo sesijos. Kalbant apie geoduomenų bazės, apie jų schemų generavimą, tai įrankyje Generate Schema Report atsirado nauja išvestis dinaminis HTML failas, kuris leidžia interaktyviai peržiūrėti, naršyti po duomenų bazės struktūrą, leidžia matyti joje esančius duomenų rinkinius, elementų klases, laukus, tipus, domenus ir visą kitą informaciją susijusią su duomenų bazės sandara. Be interaktyvios peržiūros galimybės yra ir paieškos, rikiavimo bei filtravimo funkcijos. Pavyzdžiui, įrašius domeno pavadinimo fragmentą galime jį tiesiog atsifiltruoti iš viso domenų sąrašo. Tokia dinaminė ataskaita yra sugeneruojama į vieną failą, todėl jį lengvai galima pasidalinti su kolegomis. Tokio failo peržiūrai nereikalinga jokia papildoma programinė įranga, plus jo struktūra ir išvaizda yra gana lengvai suprantama ne tik GIS naudotojams. Be patobulinimų schemų kūrimo procese atsirado ir naujas Compare Schema įrankis, ir jis suranda skirtumus tarp dviejų geoduomenų bazių, tarp schemų raportų, tarp feature datasetų arba individualių feature klasų. Įrankio išvestis yra tas pats dinaminis HTML failas, kuris naudotojui lengva ir suprantama forma parodo nevienodumus, būtent tarp tų lyginamų elementų, kažkokių tarp tų lyginamų schemų. Tai parodo konkrečiai, kuriuose struktūros elementuose tų skirtumų yra ir kokie jie. Tai yra, kur kokių elementų trūksta, kur kokie yra papildomai pridėti, kur yra kokie padaryti atnaujinimai, palyginus su ta duomenų baze ar kažkokia schema, su kuria mes ir lyginame. ArcGIS Pro 3.6 versijoje turime ir atnaujintą Suitability Model Comparison įrankio naudotojo sąsają. Pats įrankis, jisai tarpusavyje lygina skirtingus tinkamumo modelius, o atnaujinta nuo 3.6 versijos jo aplinka leidžia tirti, analizuoti, kas būtų, jeigu scenarijus. Taip pat leidžia identifikuoti skirtingų modelių panašumus, skirtumus, leidžia vizualiai ir statistiškai juos įvertinti. Na ir pavyzdys, sakykime, yra štai šiame video filmuke, kur palyginimui turime du tinkamumo modelius, tai yra garsinių sirenų įrengimui tam tikroje potvynio grėsmės teritorijoje. Ir pirmas modelis, jisai išdėsto standartinės sirenas, antras modelis galingesnės sirenas. Tai būtent naudojant atitinkamas įrankio funkcijas galime matyti, kuriuose vietose tie du modeliai sutampa dėl tinkamiausių vietų sirenų įrengimui, tarkime, jos žymimos žaliai žemėlapyje, ir kuriuose vietose nesutampa, žymima raudonai, kas reiškia, kad tokiose vietose paprastų sirenų nepakanka ir, tarkime, reikia įrengti galingesnės. Su įrankiu taip pat galima analizuoti ir kaip pačios tinkamumo vertės keičiasi tarp modelių. Pavyzdžiui, tamsiai žalia spalva rodo aukštą sirenų išdėstymo tinkamumą abiejuose modeliuose. Taip pat galima analizuoti persidengimus, identifikuojant vietas, kur, tarkime, modelių rezultatai sutampa dėl tinkamiausių vietų ir panašiai. ArcGIS Pro aplikacijos nustatymuose atsirado naujas funkcionalumas, kuris leidžia kontroliuoti atidaromo projekto elgesį, kai yra nepasiekiamas projekto namų aplankas,
numatytoji geoduomenų bazė arba numatytasis įrankių rinkinys. Nes žinome, kad kai yra išsaugomas registro projektas, tai automatiškai tokiu pat pavadinimu yra sukuriamas aplankas, kuriame be pačio projekto yra saugoma automatiškai sukurta projekto numatytojų duomenų bazė ir tas vadinamas numatytasis įrankių rinkinys. Ir jeigu mes tą, pavyzdžiui, duomenų bazę ištriname arba pervadiname, tai iš naujo atsidarius projektą, ta duomenų bazė yra vėl automatiškai sukuriama. Lygiai tokia pati situacija yra ir su namų aplankų bei įrankių rinkiniu. Tai kad taip nebūtų, nustatymuose galime pasirinkti, kad atidarius projektą nebūtų kuriami nauji aplankai ar naujos duomenų bazės, o tiesiog jų nepasiekimo atveju galėtume nurodyti kitą jau egzistuojančią duomenų bazę, aplanką ar kažkokį įrankių rinkinį, tokiu būdu išvengdami perteklinių nereikalingų su projektu susijusių elementų kūrimo. Į pabaigą pranešimai. Tai ArcGIS Pro 3.6 versijoje yra įdiegta integruota pranešimų apie programinę įrangą sistema. Tai kas atsinaujinote Pro į naujausią versiją, turbūt tokius pranešimus jau pastebėjote, nes būtent paleidus programą jau automatiškai patikrina, ar yra kokių nors susijusių pranešimų. Patys pranešimai apima svarbią informaciją apie planuojamus programinės įrangos pakeitimus, pranešimus apie pasenusią programinę įrangą, atnaujinimus, defektus ir panašiai. Pranešimai yra rodomi kaip iškylančios žinutės ir taip pat jie yra prieinami ir pasiekiami pačiame pranešimų lange. Tam, kad pranešimus apskritai gautume, kompiuteris turi būti prisijungęs prie interneto, o jeigu tokių pranešimų gauti nenorime, juos bet kada galime išjungti arba vėl įjungti projekto nustatymuose. Ir pabaigai labai trumpai apie prezentacijas ir kas naujo jose. Nežinau, ar apskritai naudojate prezentacijų funkcionalumą ArcGIS Pro aplinkoje, bet jis iš tikrųjų gana naudingas tuo atveju, kai be tekstinės ar vaizdinės informacijos savo pranešime jūs norite įtraukti dinaminius žemėlapius arba trimatės scenas. Tai dabar, kuriant prezentacijos puslapius, vienu metu galime įterpti daugiau negu vieną žemėlapį ar sceną, tokiu būdu iškart sukuriant keletą prezentacijos puslapių. Taip pat atsirado pranešėjo pastabų funkcija, analogiška Microsoft PowerPoint'ui, ką turbūt visi žinote, galbūt kažkada irgi naudojate. Tada video failams prezentacijose nuo šiol yra progreso juosta, leidžianti prasukti video medžiagą iki tam tikros vietos, taip pat yra paleidimo funkcija, kad video medžiaga automatiškai pasileistų atidarius tam tikrą skaidrę. Ir bandant katalogo lange ištrinti iš projekto žemėlapį arba sceną, kuri dalyvauja prezentacijoje, aplikacija dabar automatiškai išmeta tokį informacinį pranešimą apie tai, kad tas trinamas elementas dalyvauja kažkur tai kitur projekte. Ir ar tikrai mes jį norime ištrinti. Tai toks pranešimas, jisai pasirodys ir tais atvejais, kada, tarkime, žemėlapiai ar scenos bus įterpti į maketus ir tuos žemėlapius mes norėsime pašalinti. Tai būtent tokio pobūdžio pranešimai tiesiog leidžia geriau įvertinti, ar tikrai ištrynus tą norimą elementą nebus paveikti ir kiti projekte esantys elementai, sakykime, prezentacijos, žemėlapių maketai ir panašiai. Taip, tai iš naujienų būtų tiek.